Žinome, kad internetas turi nepamatuojamą įtaką kiekvieno žmogaus gyvenime. Jis neabejotinai pakeitė didžiosios visuomenės dalį, įskaitant ir neįgaliuosius. Pastarieji naudojasi internetu kaip ir dauguma, siunčia ir gauna elektroninius laiškus, komunikuoja įvairiose formose, dalyvauja socialinėme gyvenime. Tačiau ar iš tikrųjų neįgalieji turi tokias pačias galimybes naudotis internetu kaip ir visi vartotojai? Taigi, mūsų tikslas ir yra išsiaiškinti, kiek iš tiesų Lietuvos neįgalieji yra įsitraukę į taip vadinamąjį e-pasaulį. Siekime sužinoti, kaip dažnai ir kokiais tikslais būtent šie žmonės naudojasi internetu, ar jie susiduria su prieigos prie informacijos barjerais. Ir būtent tam, kad atsakytumėm į šios klausimus, atlikome kiekybinį ir kokybinį tyrimą. Ir čia matote mūsų tikslus, kurie buvo pasirinkti vykdant būtent tyrimą. Taigi pradėkime nuo kokybinio tyrimo. Šio tyrimo dalies tikslui įgyvendinti buvo atlikta anketinė apklausa Valakupių reabilitacijos centre. Buvo apklausti 53 respondentai, kurių amžius nuo 18 iki 65 metų. Mes siekėme išsiaiškinti ir uždavėme tokius klausimus, kaip ar neįgalieji turi prieigos prie interneto galimybę, ar dažnai naudojasi internetu, kokiais tikslais dažniausiai naršo, kokiams svetainėms teikia pirmenybę ir panašiai. Taigi paaiškėjo, kad net 87% respondentų nuolatiniai interneto vartotojai. 45% apklaustųjų internetu naudojasi net keletą kartų per dieną ir net 79% respondentų turi galimybę naudotis internetu namuose. Čia matote, kad 13% nurodė, jog jie neturi galimybės internetu naudotis, tačiau jie taip pat norėtų ją turėti, tiesiog neturi kažkokių papildomų technologinių priemonių ar nemoka kažko, bet jie taip pat norėtų naudotis internetu. Taip. Čia matote lankomiausias interneto svetainės. Tyrimas atskleidė, jog neįgalieji dažniausiai naudojasi naujienų portalais, tikriausiai kaip ir dauguma iš mūsų, tai Delfi ir panašios svetainės, tada seka socialiniai tinklai, pirmiausia, aišku, Facebookas, po to viešojo sektoriaus paslaugos, neįgalieji pabrėžia, kad patogu yra naudotis bankininkystės teikiamomis paslaugomis internete ir kita. O kitos priežastys buvo taip pat nurodytos komunikacija, bendravimas, tarkim, svetainės, kuriuose galima susipažinti su žmonėmis arba tokia programa kaip bendravimas Skype. Čia matote, kokiais tikslais dažniausiai naudojasi internetu neįgalieji. Pirmiausia, tai laisvalaikis, tada savišvieta, mokymasis, darbas, bet daugiau nei pusė respondentų nurodė, jog jiems aktualios svetainės neturi prieigos versijos neįgaliesiems, kas iš tikrųjų labai apsunkina naršymą internete ir negalią turintis žmogus turi naudotis papildomomis techninėmis priemonėmis kaip teksto didinimo programos ar garso kažkokios programos, o jeigu ir tokios galimybės neturi, tada turi pasitelkti aplinkinių žmonių pagalbą. Taigi Eglė jums pristatė kokybinį tyrimą, o aš norėčiau supažindinti trumpai jūsų kiekybinio tyrimo rezultatais. Tai visų pirma, mes analizavome lankomiausias Lietuvos svetainės, remiantis tarptautinę statistinę duomenų bazę Top-Valdoje Most Popular Website Database. Taip pat ištyrėme akademinių bibliotekų svetainės, akademinių bibliotekų tinklo narių svetainės ir išanalizavome viešų bibliotekų svetainių prieigos neįgaliesiems galimybes. Pirmiausia, apžvelkime populiariausių Lietuvos svetainių galimybės. Taigi, norėčiau pasakyti, jog tyrimų populiariausios svetainės buvo atrinktos pagal tam tikras kategorijas. Tai yra laisvalaikis, savišvieta, informaciniai tinklalapiai, pažinčių svetainės, taip pat e-parduotuvės ir viešojo sektoriaus e-paslaugos. Paaiškėjo, kad populiariausios svetainės iš tikrųjų dauguma jų neturi specialių versijų neįgaliesiems vartotojams ir tik tai viešojo sektoriaus svetainės siūlo neįgaliesiems specialiasias versijas. O štai ką matome apžvelgę Lietuvos bibliotekų interneto svetainių galimybės. Tai visų pirma,
Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo narių svetainės iš 46 bibliotekų, patikrintų bibliotekų, tik tai 10% iš tikrųjų siūlo versijas neįgaliesiems. Aptariant viešųjų bibliotekų situaciją, paaiškėjo, kad tik tai 15% siūlo vartotojams specialiasias versijas, kas liečia apskričių viešasias bibliotekas, kaip žinia, jų yra 5, tačiau tik tai 3 bibliotekų svetainės turi specialiasias versijas pritaikytas neįgaliųjų vartotojų poreikiams. Na ir štai kokias išvadas padarėme atlikę kiekybinį ir kokybinį tyrimą. Tai visų pirma, kad Lietuvoje neįgalieji yra pakankamai aktyvūs interneto vartotojai ir jie naudojasi internetu lygiai tokiais pačiais tikslais, kaip ir likusi vartotojų grupė. Tai yra tenkina savo kasdieninius, informacinius ir kitus poreikius. Paaiškėjo vis dėlto, kad dauguma interneto svetainių neturi specialių versijų neįgaliesiems ir neįgalūs žmonės yra priversti naudotis tomis įprastomis versijomis, o tai iš tiesų apsunkina jų naršymo internete galimybės, nes tokie žmonės yra priversti papildomai įsigyti technologinius įrenginius arba pasitelkti artimų žmonių pagalbą.